Ar kada nors jauteisi įstrigusi pasakyme, mąstyme apie tinkamas laikas? Ir lauki tinkamo laiko, kad galėtum siekti savo svajonių. Ir tas laikas niekada neateina. Leisk žinoti, ar esi tarp tų žmonių. Kadangi pastebiu paskutiniu metu, kad labai daug klientų procese, kada aš dirbu su savo privačiais klientais, atidėlioja dalykus ir patys nemato, kaip atidėlioja. Ir tame tarpe ir aš veikiu su savo gyvenimo dalykais. Ir šiandieną todėl noriu pasidalinti su jumis šitą temą. Sėkmė be aukų. Sėkmė be aukų. Išsklaidyk atidėliojimą ir išsklaidyk du pagrindinius klaidingus suvokimus, kurie vis atidėlioja ir nukelia tavo svajonės ir troškimus į ateitį ir taip ir niekada neateina. Nes niekada ir neateis, jeigu nepradėsi suvokti kitaip, žiūrėti iš visiškai kitos perspektyvos, negu dabar imiesi veiksmų. Tai panerkim giliau šitą temą ir noriu susijungti su tavim. Žinau, kad esi turinti sėkmę ir kiti tave mato sėkmingą. Ir tik tai tu pati gali būti, pavyzdžiui, patiri kažkokį tai plato lygumą savo veikloj. Ar tai pasireiškia nepasitenkinimu, ar tai aistros nebuvimu, tėkmės nebuvimu. Ir gali būti, kad tu ieškai kitokio būdo kurti sėkmę. Nori kurti ir sėkmę, ir pasitenkinimą turėti, tačiau nesugalvoji, kaip tai sukurti, kad būtų ne tik tai tas sunkus darbas, bet ir pasitenkinimas. Galbūt tu esi ta moteris, kuri dirbi darbą arba vedi seną verslą, kuris tavęs nebetenkina, nebetenkina tavo poreikių, nebetitinka tavo svajonių ir tu svajoji sukurti naują karjerą, naują verslą, tačiau ta svajonė atrodo kažkur toli ir nepasiekiama. Galbūt tu esi ta moteris, pavyzdžiui, verslo savininkė, kad ir kokioj profesionalė, sakykime, savo srityje ir labai trokšti laiko savo, laiko savipriežiūrai, savo pomėgiams, savo poreikiams, atskirai nuo darbo, atskirai nuo tavo šeimos narių ir buities atsakomybių. Tačiau niekaip nematai, kaip ta svajonė galėtų įvykti ir tu toliau tikiesi, kad vieną dieną kažkaip tai nutiks. Gali būti, kad tu, pavyzdžiui, pamatai kažkokią tai kelionę, pavyzdžiui, rytrytą, arba kitą patirtį, kurią labai norėtum nuvykti, tačiau tuo pačiu metu turi išspręsti kokiu nors dalyku. Pavyzdžiui, yra kažkokios skolos kabančios ir galvoji, kad negali turėti šitos patirties dabar, kurios tu nori, todėl kad visų pirma turi daryti toliau tai, ką darai. Ir tikriausiai, ką tu darai, tai yra, kaip tu bandai tai išspręsti, yra daryti daugiau. Tiesiog galvoji, kad tęsi daryti tai, ką darai ir kažkaip tai pasikeis. Gal galvoji, visata kažkaip išgirs mano svajonę ir kažkaip tai pasirūpins. Aš esu čia tau pasakyti, mieloji, kad niekas neateis ir tavęs neišgelbės. Niekas neateis ir tavęs neištrauks. Nebus tokių mesijų, kurie atras tave ir tavo briliantiškumą. Vieną dieną tiesiog sakys, o tu tenais esi, ateik pas mane ir dirbkim ką nors, arba tavo genialumas yra toksai.
tie dalykai niekada neteis. Tau tęsant taip pat. Tai reiškia, dažniausiai, ką daro žmonės, kai jie nori, turi svajonę, jie galvoja šituos du pagrindinius įsitikinimus, kurie ir kokie tie įsitikinimai. Vienas įsitikinimas yra tas, kad galėčiau tai gyventi, turi įvykti tam tikros sąlygos. Visų pirma, kad galėtum pasiimti laiką savo, visų pirma, turi sugeneruoti kažkokias tai pajamas arba susikurti kažkokią komandą didelę. Arba kad galėtum išeiti į, pavyzdžiui, ankstyvą savirealizaciją ir verslas tau generuotų pajamas. Visų pirma, tiesiog turi kažkaip pasiruošti, galbūt sužinoti kitas idėjas, galbūt galvoji, kad visų pirma turi išmokti kažkokių sertifikatų, galbūt galvoji, kad visų pirma turi dirbti, kad atiduotum skolas. Bet kas yra, tai tikriausiai yra susijęs su tuo. Pirmas dalykas, tai reiškia, turi įvykti tam tikros sąlygos, kol tu galėsi tai turėti, kol tu galėsi tai gyventi, kol tavo svajonė galės realizuotis. Ir antras, ribojantis įsitikinimas ir klaidingas suvokimas, kuris daugelį žmonių sulaiko nuo gyvenimo jų svajonių dabar, tai yra tas, kad svajonės gyvenimas ateina su kažkokia tai auka. Tai reiškia, tu galvoji, kad pavyzdžiui, svajonių darbas, svajonių verslas reiškia, kad nebus laiko malonumui, kad nebus laiko tau žaisti ir mėgautis. Arba galvoji, kad uždirbti pinigus gali tik tai tame darbe arba tame versle, o gyvendama pasitenkinimą ir išsipildymą ir aistrą negali uždirbti pinigų. Gali būti toksai, kad jeigu nori pasiimti savipriežiūrą, tai turėsi paaukoti savo vaikų pasirūpinimą arba buvimą laiko su savo vyru arba dar kažkokių kitų dalykų. Gali būti, kad tu tiesiog sveri, reiškia svarstyklės, kad kažkodėl tas dalykas tavo svajonė ateitų su auka. Ir aš noriu tau pasakyti, kad būtent šitie du įsitikinimai, kas jeigu aš tau pasakysiu, kad šitie du įsitikinimai, galvojimas, kad turi daugiau dirbti, daugiau padaryti, dar kažką įgyti, dar kažkokią tapti, dar kažkaip atrodyti kitaip, dar sąlyguojant, kol galėsi turėti tai, ko tu nori, tai yra gyventi savo svajonę. Arba, ir galbūt abudu kartu eina, ir kad tai ateina su kažkokia tai auka. Reiškia, turėsi kažko tai atsisakyti, kad galėtum, gal pavyzdžiui, santykių, galbūt pavyzdžiui, šitas ateina su auka, nes labai sunkus darbas, pavyzdžiui, tavęs laukia, bet kas, ką tu įsivaizduoji. Šitie du įsitikinimai yra pačios kliūtis, kurios ir sulaiko tave nuo gyvenimo tos tavo svajonės. Ir kas jeigu tau pasakysiu, kad kūrimas ir veikimas daugiau iš tos pačios vietos, iš kurios bandai spręsti dalykus, nepakeis tavo tikrovės. Net jeigu galvoji, kad tu kažkaip tai padarysi pati, nes gali būti, kad tu jau svarstai, kad tau reikia pagalbos, kad tau reikia galbūt investuoti į mentorystę. Tačiau tu galvoji, kad sutaupysi, pavyzdžiui, padarydama tai pati ir konstruodama iš, pavyzdžiui, to, ką tu žinai, arba resursų, kuriuos tu turi. Arba galbūt tave sulaiko baimė, kalties jausmas daryti save pirmą. Na kaipgi tu gali, gal yra pas tave foninis balsas, kuris sako, kaipgi tu gali, kas tu tokia esi, kad darytum save pirmą ir gautum paramą, ir gautum palaikymą, ir gautum vedimą. Dabar į ką aš tave vedu, kad iš esmės įsivaizduok, kas jeigu tu gali gyventi
tą svajonę dabar, nes kada yra gana, nes tu visada galvoji, tada kitais metais gal bus kitaip, gal kitais metais aš tai padarysiu, bet giliai širdyje tu žinai, kad bus to paties pakartojimas. Tai įsivaizduok, kad tau nereikia to pakartojimo gyventi. Įsivaizduok, kad kitais metais tikrai gali būti kitaip. Įsivaizduok, kad tau net nereikia laukti metų, kad galėtum tai gyventi dabar. Įsivaizduok, kad tu gali tai gyventi dabar. Įsivaizduok, kad tu gali turėti ir tą dalyką, kurio nori, ir tą dalyką, kurį bijai, kad turėsi paaukoti. Įsivaizduok, kad tu gali turėti ir tai, ir gali turėti tai dabar. Kaip tai tau jaustusi? Ir jeigu mes matomės pirmą kartą, mano vardas yra Viktorija, esu Viktorija Sage, esu mentorė ir sakau patikima strategija ir partnerė moteriams versle arba asmeninio tobulėjimo srityje. Ir tai, ką padedu padaryti savo klientams, tai yra turėti sėkmę, kito lygio sėkmę be aukų, paspartinant jų svajonės, be savęs aukojimo. Tai ką aš padedu padaryti, yra pakeisti tavo mąstymą ir pakeisti vietą, iš kurios tu įmiesi veiksmą. Nes jeigu veiktum iš kitokios perspektyvos ir kitaip mąstytum, tu galėtum gauti jau dabar kitokius rezultatus. Tai aš vedu savo klientus susiderinti su gausos ir galimybių mąstymu ir kurti iš potencialo, iš ateities, iš vizijos, iš to, kas yra įmanoma dabar, kurti tavo viziją, tavo svajonės dabar, paspartinant tavo svajonės ir darant tai be aukų. Ir kaip minėjau, yra du dalykai, kurie tave sulaiko. Kas kuria atidėliojimą. Ir gali tai pakeisti. Gali pakeisti savo mąstymą ir turėdama savo ilgametę patirtį, dirbdama su žmonėm, vesdama juos daugiau negu 10 metų mentorystėse, sukūriau eilę strategijų, kaip padedu jiems nukreipti juos į jų asmeninius ir profesinius tikslus ir metant iššūkį šitiems klaidingiems įsitikinimams ir įveikiant atidėliojimą ir paverčiant jų svajones šiandien, dabar apčiuopiamomis. Tai jeigu tu esi pasirengusi žengti į pasaulį, kur tavo svajonės nėra tik tai norėčiau, o kaip norėčiau, bet tai yra ne tik įmanoma, bet ir neišvengiama, ir pavargai siekti viena ir perkurti seną ciklą, galbūt išbandėjai, nes kaip sąmoninga, pasiekusi save suvokianti moteris, išbandėjai daug būdų, tačiau tu nori tau sukurto būdo. Tai yra tau autentiško, tau gerai besijaučiančio, į tavo aukščiausią išsipildymą ir aukščiausią gerovę orientuoto sprendimo, neturint naudoti kažkokių tai sausainių formelės strategijų, bet susiderinant iš vidaus ir gaunant tau pritaikytas strategijas ir vedimą. Aš kviečiu tave pasikalbėti su manimi ir kartu panerti gilyn į tavo svajones, į tai, ką tu nori sukurti toliau ir kartu pasižiūrėti tai, kas stovi pakeliui ir kliudo tau turėti šitas svajones realizuotas šiandien. Ir kartu mūsų pokalbyje
mes pasižiūrėsim, ar mes tinkame dirbti kartu ir jeigu taip, pasiūlysiu tau vieną iš galimų sprendimų, kuris būtų 100% atitinkantis tavo poreikius šiandieninius, tavo iššūkius, tavo siekius ir tavo troškimus. Tai aš kviečiu tave susisiekti asmeninę žinutę arba palikti deimanto emodžių po šito video ir suderinsim skambutį. Tavo kelias į sėkmę be aukų prasideda šiandien. Ir būtų mano privilegija paremti tave, išsklaidyti atidėliojimą ir tuos klaidingus įsitikinimus, kurie taip niekada ir nepaverčia tavo svajonės tikrovę. Padarykim, paverskim tavo svajonės tikras šiemet, be turėjimo laukti kitų metų ir be turėjimo paaukoti to, kas tau brangu. Lauksiu pasimatyti su tavimi, susisiek asmeninę žinutę ir pratęsim mūsų pokalbį asmeniškai. Būtent kaip galiu visą tai pritaikyti tau. Iki pasimatymo.